Labas vakaras, mėly žiūrovai. Pristatau naują laidą, kur yra du žmonės su manim, skirtingų požiūrių, skirtingų nuomonių į pasaulį. Vieną jūs jau gerai pažįsta, tai yra Tomas Girdziauskas. Ir mūsų laidos svečias, kuris yra su mumis susijęs ir su Tomu susijęs ir su manim susijęs, mūsų bendras draugas, bendražygis, kuris turi savitą požiūrį į pasaulį, kaip ir mes kiekvienas su Tomu. Ir pristatom Martyną Urbelį, kuris yra šaunuolis, moka. Šiaip labai su juo yra gera šnekėt, įdomu šnekėt. Kartais Martynas turi kitokius požiūrius į pasaulį negu mes su Tomu. Ir mes su Tomu skiriamės labai, ir tom mes ir esam, gražus, kad mes esam labai skirtingi. Mes skirtingai pateikiam savo nuomonę. Ir tuo aš baigsiu savo monologą. Taip, kad junkitės, mėlėjai, kalbėsim apie pažintis, pasistengsim ir gerai praleisti laiką ir būti naudingi jums. Ir atiduodam vadžias jau dabar į Martyno rankas. Ir Martynai, startuok nuo bent ko, laikas yra tavo. Sveikas atvykęs. Tai ką, labą dieną visiems. Šarūnai, galėjai pasakyti, kad stengsimės būti ne tik malonus, bet ir naudingi. Tai stengsimės būti ir galbūt malonus, ir naudingi kažkam. Tai ką, tai visų pirma labai jo džiaugiuosi darydamas šią transliaciją su Tomu ir Šarūnu. Abiem šitiems tikriems vyrams jaučiu labai didelę pagarbą. Labai esate prisidėję prie mano asmenybės augimo. Ir ką, šiandien kalbėsime apie tokią, gan, sakykime, jautrę, sakykime, temą galbūt kai kuriems žmonėms. Sakykime, galbūt tokią temą, kuri galbūt provokuoja juos iš tos pusės jautrę, tai yra pažintys. Tai pažintys, vėl tas pats žodis, tai, nebūtinai galbūt reiškia romantinės pažintys, bet galbūt tai yra ir romantinės pažintys. Ir tai gali būti ir dalykinės pažintys, apskritai, sakykime, naujų žmonių susipažinimas ir sutikimas. Tai ir jų kažkoks, sakykime, bendravimo užmezgimas su naujais žmonėmis. Tai kodėl visų pirma yra, nežinau, Šarūnas ir Tomas, sakykime, kaip autoritetai šios temos, tai jie kažkokiuose savo gyvenimo etapuose yra patarinėja šitais dalykais ir turi tam tikrą žinių bazę. O kodėl mane pakvietė šie du vyrai, tai, aš irgi savęs niekada nereklamavau kaip kažkokio tai didelio pažinčių eksperto, bet tiek Tomui, tiek Šarūnui atrodo, kad, aš turiu ką pasakyti šitą temą. Tai ką, tai gal ir pradėkime nuo kažkokio, sakykime, įžanginio klausimo, tada neikime galbūt iš karto prie kažkokios tai labai didelės aktualijos, labai jautrios, provokuojančios, sakykime, aktualijos ar klausimo, bet pradėkim, galbūt taip lengvai. Tai pradėkim nuo Tomo galbūt. Tomai, papasakok apie tą, sakykime, greitųjų pažinčių projektą, kurį tu darei nepriklausomybės pradžioje ar 2000-ųjų pradžioje. Tai buvo vienas, tokių įdomiausių projektų tais laikais. Gal nuo to pradėkim. Kaip jisai užsimezgė ir kaip jisai vystėsi ir kokie buvo, sakykime, rezultatai tada to projekto. Šitas projektas gimė visiškai netikėtai. Aš turėjau nedidelį verslo startupą ir mes eksperimentavom su įvairiausiais projektais, skirtingais verslais. Ir vieną vakarą mano komanda staiga susigaudė, kad po darbo niekas neina namo, o mes sėdim prie interneto ir ieškom savo antrų pusių. Visi ieško, visa komanda. Čia buvo 2004 metai. Ir kažkam toptelėjo mintis, kad, čia gali būti įdomi verslo idėja. Ir mes ją pasvarstėm ten, nežinau, trumpai. Pamatėm, kad čia tikrai labai įdomus reikalas. Ir po to viskas vyko labai greitai. Mes panašiai kaip greitose pažintyse. Mes greitai išsityrinėjom, kokie šiuo metu yra, tuo metu buvo trendiniai pažinčių projektai visam pasaulyje
ir atradom, kad speed datingas arba greitosios pažintys yra kylantis naujas dalykas. Mes greitai nupirkom Kanadoje modelį biznio, iškart turėjom rankose visą formulę, kaip tai daroma, ir iškart startavom Lietuvoje labai greitai. Tai mes spėjom padaryti 3 tokius gan stambius renginius, tai buvo visiškai nauja Lietuvoje, niekas to nedarė iki mūsų. Tie pažinčių renginiai buvo mums greičiau pabandymai, apšilimui, supratimui, kaip tai veikia. Nu ir pradėjom, tada nėrėm į tą temą ir pamatėm, kokia čia apskritai, kas čia per reikalas, kas čia per žaidimas visame pasaulyje. Tarp kitko, šitas greitųjų pažinčių modelis yra paimtas iš aristokratų, Europos vakarų aristokratų, kur būdavo daroma pažindinami jauni žmonės, pasodinami už didelio apvalaus stalo, vaikinai ir merginos, ir jie, reiškia, taip keisdavosi vietom, ten vaikinai eidavo ratu ir susipažindavo, kalbėdavosi trumpai su merginomis. Tai realiai tas modelis yra gana senas, jo variantai yra šokiai, kai keičiasi porom, žodžiu, yra prigalvota visokių žaidimų. Tai va, tai mes tuo projektu išsišakojom po to į daug visokių kitokių pažinčių modelių ir formatų. Paaiškėjo, kad yra mažiausiai 5 grupės pažinčių visokių skirtingų būdų. Ir bandėm dar kitus būdus, bet po to mes pamatėm, kad Lietuvos rinka yra labai maža. Mums pasirodė per daug maža. Mes darėm bandymą daryti tą projektą keliose valstybėse, bet mums tada jau pritruko kantrybės ir mes tą projektą padėjom į stalčių. Ir tas projektas grįžo po to visai naujam pavidale po daugelio metų, bet jau visai kitoj kokybėje, jau ne kaip greitosios pažintys, o kaip toks platus visų pažinčių metodų konsultavimas. Tai va tada klausimas tada būtų irgi, paminėjo, jog tie renginiai buvo aišku skirti lietuviam žmonėm, nes tuo metu tu gyvenai Lietuvoje ir tai buvo vienas pirmųjų tokių projektų. Tai kokios yra, sakykime, tos ypatybės ir tie savitumai būtent pažinčių tarp lietuvių žmonių. Ir aš pasakysiu klausimą, kodėl aš klausiu, nes aš šiuo metu ir paskutinius 10 metų gyvenu ne Lietuvoje, gyvenu Londone. Ir Londone, pavyzdžiui, yra įdomus toksai dalykas, kad vis tik tai yra labai didelis miestas ir yra labai daug žmonių, kurie čia atvažiuoja, sakykime, pagyvena laikinai arba tiesiog pravažiuoja. Ir apskritai yra labai didelė, tokia verdanti košė tų žmonių. Ir tai duoda tą tokį anonimiškumo jausmą. Tai sakykime, jeigu tu susipažinai su žmogumi nauju, sakykime, jeigu nori paeksperimentuoti arba, sakykime, nežinau, yra kažkokios tai, kažkokie tai kiti, sakykime, dalykai, kurios nori pabandyti su nauju žmogumi, ir gali tai laisviau, sakykime, daryti, nes tai yra, vis tiek, toks anonimiškumo jausmas. Arba jeigu būna kažkokios tai bendravimo klaidos, kurias pats padarai, vis tiek žinai, kad yra tas šansas, kad gali tiesiog išnykti ir tas žmogus tavęs daugiau niekada nesutiks. Žodžiu, tas duoda galbūt jausmą tokį laisvumo labiau. O Lietuvoje vis tik tai, yra ta atmosfera, kad, vis tiek visi vieni kitus pažįsta. Pat irgi su Šarūnu mes atradome, kad vieną žmogų mes labai puikiai pažįstame, mes to nežinojome. Tai buvo netikėta. Jo, buvo netikėta. Tai Tomai, ar turi kažką, pavyzdžiui, pakomentuoti tuo klausimu? Ar yra vis tik tai mažesnis anonimiškumo jausmas Lietuvoje ir visi vis tiek vieni kitus labiau, sakykime, pažįsta arba galų gale kažkaip tai per draugus, pažįstamus ar giminaičius susipažįsta vienu ar kitu būdu? Tai va, klausom. Šiaip tam pirmam etape mums nebuvo šitie dalykai iš karto aiškus, bet vėliau supratau, kad lietuviai visų pirma pažintys yra labai drovūs. Jie sunkiai kūrė ryšius, jie turi kažkokių tai psichologinių kompleksų ir kad tos kompleksus pramušt, reikia naudoti taip vadinamus ledlaužius, icebreakerius, kad juos prakalbint, kad jie greičiau atsivertų. Tai, dėja, bet, sakykim, Londone ta patirtis parodė, kad kai lietuviai susirenka į ten metinę šventę, visą lietuvių bendruomenę, didelę lietuvių bendruomenę, tai tik tai, kai truputį įkala, tik tada jie pradeda normaliai bendrauti. Šiaip gyvenime jie ant stabdžių visi.
Tai mes tą patį pamatėm ir čia, kad stumt trauk, tai nėra taip paprasta. Beje, kaimyninės šalis, kurios irgi ėmė tą patį greitųjų pažinčių metodą iš užsienio ir jį bandė adaptuoti, reiškia, mūsų mentalitetui, konkrečiai ne Lietuvos, bet kitų šalių gretimų kaimyninių, jie pamatė, kad būtinai reikia tą modelį perdaryti konkrečiai mūsiškam mentalitetui ir tada tai pradėjo veikti. Bet čia buvo ilgi metai, gal 5 ar 10 metų patirties, kol jie tą suprato. Dabar antra problema yra ta, kad lietuviai vengia apskritai internetinių pažinčių, ne tik tai, kad drovus, bet dar ir internetinės pažintys jie laiko kaip kažkokiu tai stigma ar kažkokiu tabu, nors reali situacija tokia, kad internetinės pažintyse dominuoja vyrai, o realiam gyvenime pažintyse dominuoja moteris. Taip yra visur, visam pasaulyje. Lietuva čia neišimtis, bet Lietuvos atveju tai reiškia, kad moteris, kurios nori rasti vyrus, kurie čia yra deficitas Lietuvoje ir Baltijos šalyse, nuo tam tikro amžiaus, tai jos priverstos eiti internetą, nes realiam gyvenime jos prasilenkia su jais. Tai va, dvi aktualijos tokios iš karto, bet tų aktualijų dar yra daugiau, tokių specifikų. Aišku. Tai dabar aš noriu pasisakyti. Aš kadangi valdau situaciją ir galiu savi pats išryškinti, tai dabar tas nejaukumas, kaip aš pasirodysiu. Visur tas yra kompleksas, bet kai yra tas juokas, kai internete sėdi ir už profilio, tu gali būti net arklys ir to niekas nesužinos, taip lygiai taip pat Londone, tu gali būti net arklys ir to niekas nesužinos Lietuvoje, taip, ir tas leidžia būti laisvesniam ir tame eksperimentuoti su savo socialiniais įgūdžiais, bet centrinis momentas visur, tame tarpe ir labai ryškiai Lietuvoje, kas sako tu, Tomai ir Martynai, yra toksai, kaip aš pasirodysiu. Tai yra tas bandymas išlaužti kažką tai iš savęs geriausio, išlaužti greitosiose pažintyse. Tai yra, aš bandau būti, iš principo daugelis žmonių daro centrinę klaidą. Jie neleidžia eiti į pažintį. Jie bando būti nesavimi. Jie bando savo gražiausią versiją kažkokią pateikti, būti įdomus. Ir kai mes dirbam individualiai su žmonėm ir juos treininam, prie ko mes einam? Būkit paprastesni ir žmonės prie jūsų pradės eiti. Ką tai reiškia? Palieki ramybėj, ką tu ten bandai iš savęs išlaužti. Būni drovi arba drovus. Sakai, ko bijai. Vienas iš pažinčių bairių, aš dabar biškį nukeliausiu nuo pažinčių, greitųjų pažinčių. Vienas iš variantų patarimų vyram, sutinkat moterį simpatišką ir jaučiat, noriu aš susipažinti. Ir viskas, blenkas visiškas. Ta prasme, blenkas visiškas ir, ta prasme, išsitrina smegenis. Visos technikos, visi bairiai, viskas užmiršti ir aš matau, bet aš jaučiu, pavyzdžiui, taip, kad jeigu aš praleisiu šitą, aš būsiu pats lochas. Ir tokiu atveju, ką reikia daryti vyrui? Eini prie jos ir sakai, man viskas išsitrinė. Aš noriu su tavim susipažinti, aš pasimečiau, aš net nežinau, ką sakyti, padėk man. Ir jeigu jūs jai patiksit, jinai jums padės. Pradėti pokalbį ir taip toliau, pradėti žvengti ir taip toliau ir kažką pradėti kalbėti, nes labai dažna taisyklė pažintyse yra tokia, jeigu žmogui patinkat, jis jums padės su jumis pažindintis. Jeigu jūs nepatinkat, atsipalaiduokit ir prajauskit tą nemalonumą, kad jūs paprasčiausiai, kažkokiu tai būdu jūsų atsisakys. Ir čia yra dar antra dalis, tai yra didžiulė baimė ir nenorėjimas eiti į jūsų atsisakymo skausmą, nes mes taip ir per pažintis, per visą gyvenimą norim būti priimti visų. O pagrindinė gyvenimo pažintyse ir šiaip gyvenimo taisyklė, kad koks tu gražus bebūtum ir fainas, ir pūkuotas ir taip toliau, svarbiausias momentas yra tas, kad tu patiksi tik tai dalį žmonių. Ir tavo reikalas yra fokusuotis į tą dalį žmonių, kurie tave renkasi, kurie tave myli, kurie tave gerbia.
ir nesifokusuoji, užbanini, palieki ramybėj žmonės, kurie yra tavo abejingi, kurie yra labai kritiški, toksiški tavo atžvilgiu. Ir pažintyse yra tas pats niuansas. Eiti ir pratintis, kad dalį tų žmonių, kur tu labai norėsi jiem patikti, dalį žmonių tu netiksi. Ir tas skausmas yra, būtinai turi būti pasitiktas visa jėga, visa širdim. Kitu atveju, jeigu vengsite, kaip mes su Silvija mokom, jeigu vengsite gyvenimo skausmo, neturėsite gyvenimo džiaugsmo, jūs negyvensit pilnatviškai. Tai vat, grįžtant į tas greitasias pažintis, centrinis momentas, išeiti iš greitųjų, vat, vyram arba moterim, kai bendraujat greitosiuose pažintyse, vienas patarimas, ir aš tada perduosiu jau balsą kažkam iš mūsų vyrų, kas dabar šauna į galvą pasakyti. Nesekit paskui tą formatą ir ten formaliai nebandykite kažką atsakinėti. Jums reikia paprasčiausiai atsipalaiduoti, jausti save ir jausti pašnekovą arba pašnekovę ir paprasčiausiai kalbėti apie nieką, bet labai svarbu jūsų atsipalaidavimas ir leidimas procesui, žiūrėjimas eiti natūraliai ir žiūrėjimas vienas kitam į akis atsipalaidavus. Centrinis momentas yra ne per galvą bandyti susišnekėti, o paprasčiausiai leisti savo judėti tame sraute ir ką pateikia vedėjai, atsipalaiduoti ir nebandyti išlaužti kažko, leisti savo tikėti kuo natūraliau. Ir tas natūralumas yra charizmos paslaptis. Oho, nėra net ko pridėti. Ne, tai šiaip yra labai įdomių keletą dalykų čia paminėjai, tai pažinčių tema, jinai neišvengiamai labai dažnai išsišakoja į keletą tokių kitų labai įdomių temų, kurios yra susijusios su, sakykime, bendravimo įgūdžiais. Tai vat irgi bendravimo įgūdžių ir gebėjimų visoje toj temų yra keletas tokių dominuojančių stovyklų. Tai viena stovykla sako, kad vis tik tai, yra tam tikros struktūros ir technikos, kaip, sakykime, daryti įtaką tam kitam žmogui, kuris tau patinka ar nelabai, sakykime, arba tu jam dar kol kas nelabai patinki, bet, galima vis tik tai kažką padaryti ir, sakykime, padaryti įtaką tam žmogui teigiamą, kad ta nuomonė jo ar jos pasikeistų. Tai va, ir yra kita stovykla, kuri vis tik tai teigia, klausykim, viskas yra, sakykime, kažkokio tai, nenoriu į religiją per daug nueiti, bet aukščiausiojo rankose galų gale ir natūraliai, koks tu esi, tai yra geriausia ta taktika ir geriausia strategija ir tai labiausiai padeda. Žodžiu, ir aš manau, kad nėra vieno to atsakymo. Tai čia viena tokia tema labai didžiulė. Tada kita tema įdomi tokia yra labai irgi, ne vien tai, kas, žodžiu, yra pasakoma ar kas yra, sakykime, kažkaip iškomunikuojama to bendravimo metu, bet kas vyksta tavo viduje. Tai yra visas saviugdos labai labai plati tema. Ir tie žmonės dažnai, kurie, domisi pažintim, labai dažnai prieina, tokio, įdomaus labai tokios realizacijos, kad, vis tik tai reikia paraleliai, žodžiu, ir daryti kažkokią tai saviugdą, kad tu, kaip Tomas kažkada sakė, būtum pats tą labai prisirpusi sultingą citriną, kurią būtų malonu labai kitiems spausti. Žodžiu. Tai va, tai aš nežinau, galbūt... Citrina asociacija pas mus prekyboje Lietuvoje tokios citrinos, kad apie saldumą mes nekalbam. Taip? Todėl, Martynai, bet grįžkim prie to. Žiūrėk, tu, kadangi vis tiek datingo dalyje, tu dalyvavai ir tu atradai gerą laiką tame. Gal galėtum pasidalinti porą tokių niuansėlių su mūsų žiūrovais, kaip arba pašnekovai suteikti tą ne tik tą Dievo dalis, Dievo likimo dalis, kur, mes kokie esam, tokie einam ir baigiam išsikalinėti, taip, bet yra kita dalis teigiama įtaka, gražioji įtaka, be manipulacijų, bet tai yra įtaka, kaip palaikyti pokalbį, kokiom temom, energetika ir taip toliau. Gal kažkas šauna į galvą šiuo momentu, ar kažkokia istorija, kur tu galėtum pasidalinti su mūsų klausytojais, nes tu esi labai įdomus žmogus
Ir, ta prasme, tu esi labai įdomus pašnekovas, tame tarpe ir, moteriai tau gera su tavim šnekėtis ir tu esi žavus vyras. Gali kažką tai tokio pasidalinti iš savo praktikos, kas ateina? Taip. Jo, tai visų pirma, galbūt tokia klasika yra to bendravimo įgūdžių ir bendravimo gebėjimų. Tai yra tai kad daugiausia visa ta komunikacija ir bendravimas vyksta neverbalinėme lygyje. Tai vat visų pirma, sakyčiau, tas sąmoningumo kažkoksai tai ugdymas, kad ypač tarp skirtingų lyčių žmonių. Ta prasme, daugiausia, Tomas yra vienam savo seminare labai gerai pasakęs, kad, žodžiu, viena vienintelė magistralė, yra širdis, per kurią vyksta didžiausia komunikacija, žodžiu, tarp vyro ir moters. Tai vienas toksai didžiausias patarimas, sakykime, neinant pernelyg giliai į technikas, kaip tai aplikuoti ir naudoti kažkokiame pokalbė, tai yra tiesiog ugdyti tą sąmoningumą, kas yra būtent komunikuojama per kūno kalbą, per, žodžiu, balso toną, per žvilgsnį, per mikroekspresijas tavo veido, žodžiu, ir kaip tai, sakykime, gali daryti teigiamą arba neigiamą įtaką kito žmogaus jausmams ir kito žmogaus patirčiai. Tai čia vienas toksai būtų labai stambus patarimas, kurį vėl, ta prasme, pasiekti kažkokį tai meistriškumo lygį tame, reikia, sakykime, ne 1 metų tokio, sakykime, darbo gan intensyvaus, tai čia vienas labai didelis yra, sakykime, patarimas. Tai toliau klausimas. Tomai, norėjai kažką sakyti? Aš noriu vieną topiką paliest, bet kai jūs pabaigsit mintį po to. Toliau, kitas labai įdomus dalykas yra klausimas ir įsiklausimas. Labai gerai, kad šitas įrašas vis tik tai vyksta lietuvių kalba, nes yra tokių galima labai niuansų gerų paliesti. Tai yra tai, ką žmogus sako ir tai, ko nepasako. Kaip atrodo, kas yra svarbiau? Ar tai, ką sako, ar tai, ko nepasako, ypač pažintyse? Kas be ko? Martynai, mes tai atsakysim teisingai, mes jau vyrai biškai pasimokę tų dalykų, patys jau šį tą suprantam, tai yra labai teisinga tema. Jo, tai esmė yra galbūt klausyti ir įsiklausyti, žodžiu, į žmogų, į tai, ką žmogus bando pasakyti. Ir labai dažnai yra daug tokių dalykų, kurių, sakykime, specialiai arba tiesiog dėl kažkokių tai priežasčių žmogus nepasako. Tai jeigu tu pradedi suprasti tą kontekstą, apie kurį žmogus nekalba ir nepasako tau, ir tau yra duodama, sakykime, čia kaip metafora, pažinties pradžioje yra duodama tokia maža puzlės dalelė, ir jeigu tu supranti tą didįjį piešinį, kaip ta maža puzlės dalelė įsipaišo į tą didįjį piešinį, tai galima labai greitai sukurti tą ryšį su žmogumi ir duoti tą jausmą, kad, tu vis tik esi artimas žmogus ir lygiai per tokią patirtį eini, kaip ir tas žmogus, su kuriuo bandai susipažinti. Ir čia tas aplikuoja ir romantiniam, ir dalykiniam, ir draugiškom pažintim, ir kažkokiam, tai sakykime, visuomeniniam kontekste, nebūtinai asmeniniam kontekste. Tai čia būtų antras toksai, ir nežinau, 3 vis tik tai magiškas skaičius, tai duokim ir kokį 3 patarimą. Tada 3 patarimas būtų, galvoju dabar, ką tokio galima čia dar gero. Martynai, dar spėsi sužibėti, paliekam. Ateis, paprasčiausiai kelk ranką, dalinkis, nes tai yra labai faina. Aš dar biškai paantrinsiu ir tada jau Tomui duosim skleistis. Tai paantrinu, kartais kontakto sukūrimas, kai nemokam to dalyko daryti. Labai svarbu yra tą įgūdį lavint. Ir pavyzdžiui, pas mane yra dabar pora, kur aš mokau vyrą neverbalinės komunikacijos su moterim, nes jisai vien tik tai per galvą eina ir jisai nejaučia jos, jisai bando užpildyti tą erdvę neverbalinės žodžiais, savo nesaugumu, savo nesuvokimu. Ir jis eina dabar šiuo metu tas vyras per užduotis,
kur eina į tą ryšį, vat, kur Martynas sakė, kaip tenais, nežinau, širdies ryšį. Mes čia trysia, 3 vyrai, net rodo širdutės, kaip visai simpatiškai čia atrodo, taip, šitą. Kaip nueiti į pajautimą, kaip jinai jaučiasi, kaip neskubėt su tratėjimu žodiniu, kaip neskubėt to daryti, kaip suprast, ant kiek tai yra svarbu paprasčiausiai būti su žmogum kontakte, neskubėt, atsipalaidavus būt. Taip. Ir tas kontaktas, jisai praktiką turi, nes aš kai susitikau savo žmoną, tai aš buvau pakankamai pradėtinis. Ir tie įgūdžiai pas mane buvo ganėtinai nagli ir aš mokėjau bendraut. Ir aš labai naglai ją nuskyniau, savo žmoną. Elementariai. Ten buvo žiauriai naglai viskas padaryta, jinai, vos susivokė, kas vyksta. Ir tas mano naglumas ir tas, ta prasme, tas džiazavimas pažintyse savo laiku, jisai man davė įgūdžius prieiti prie savo gyvenimo moters. Ir ypatingai vyrai, bendraukit. Ir tame tarpe ir patarimas yra moterim. Bendraukit, pažintyse neperdėkit svarbiausia, leiskit gerai laiką. Ir tas įgūdis pabiški didės, arba imkit kažkokias tai datingo mokyklas, kur bandykitės įvairius skilus. Rekomenduotina, kad jie būtų ne manipuliaciniai, bet tam, kad, pavyzdžiui, įeiti į ryšį su žmogum. Į tą kontaktą. Ir tai yra tam tikros technikos, kurias galima paprasčiausiai rinktis ir bandytis po truputį. Feilinti. Ir geriausia važiuoti, aišku, į Londoną arba į Airiją, kur jūsų nežinos po to, kai jūs 100 kartų feilinsit. Aš juokauju. Lietuvoje irgi galima feilinti ir nesusireikšminam. Viskas čia yra gerai, nepaisant to, kad Lietuva yra mažas kaimas, bet žinokit, tai yra mūsų baimė. Eiti pažinti, žmonės pagalvos ir taip toliau. Tai va, ir mes turim vieną klausimą. O Richardo klausimas yra per gilus, mano manimu, vyrai. Skaito taip, kaip iš naujo statyti santykius po skyrybų, esant vaikam, ar būti savimi, tas variantas universaliai tinka. Aš kadangi Richardo situaciją daug maž žinau, aš noriu, kad Martynas, mes nuo pažinčių nueinam į santykių atnaujinimą, bet tai yra jau santykių tema, ne pažinčių tema. Ir vyrai, nebent jūs labai kažką norit patarti Richardui, aš nepatarinėsiu, aš negaišiu laiko, nes šiandien yra ne šita tema. Tai yra labai rimta tema santykių atstatymo, kur tai galėtų būti atskira tema, kur mes galėtumėm pasidalinti. Todėl nebent Tomai arba Martynai norit porą žodžių apie tai pasakyti, bet tai tikrai nebus konsultacija, nes čia yra labai rimtas gilus klausimas. Tai yra ne poros minučių. Ne visai tema, ne visai tema. Klausimas labai geras, bet ne visai tema, atsiprašau. Atsiprašau, Richardai, mes šiandieną apie tai nekalbėsim. Tai yra gili tema, labai rimtas klausimas, bet, palikim tą klausimą ramybėj. O jeigu, mėly klausytojai, jūs turėsite klausimų, kur labiau apie mes pabandysim kažką tai giliau pakapstyti, jeigu jūs užduosit klausimą apie pažintis. Tai va, tai gerai, tai tada Martynai, Tomai, man atrodo dabar gal Tomui laikas biškį į eterį išleisti. Taip, kad Tigre, varyk. Šiaip šiuolaikinės pažintys turi seriją tokių šiandieninių problemų, kurias ne visai žino lietuviai, bet visam pasaulyje verda kunkuliuoja tos problemos. Jos ateina ir iki Lietuvos, tik tai šiek tiek pavėluotai. Tai viena iš jų, aš trumpai perbėgsiu per sąrašą, o po to sustosiu prie vienos. Tai viena iš jų yra online pažinčių maras, kas yra, reiškia, tam tikra, galima sakyti, epidemija, arba žmonės labai puola į tas internetinės pažintis ir po to kyla visą eilę visokiausių problemų tam. Toliau
yra pristatoma padaryta gana daug klaidinančių profilių, kurie netitinka realybės, ta prasme, už tų profilių stovi visai kiti žmonės, ne tie, kurie prisistato, reikia todėl labai įdėmiai sekti, jų gali būti apie 10%. Toliau yra toks dalykas kaip vaiduokliavimas, kurį angliškai vadina ghosting, kai pasirodo žmogus pažintyse, po to dingsta, vėl pasirodo, vėl dingsta be jokių aiškių priežasčių, o iš tikrųjų tam yra konkreti priežastis. Tik tai pašnekovas to nesupranta. Toliau yra konkrečios apgaulės formos, kurias taip pat reikia labai įdėmiai stebėti, net aš pats besidomėdamas tą temą keletą kartų buvau ant to pakliuvęs ir neiškart supratęs, kas čia vyksta. Toliau yra problema vadinama pasirinkimo paradoksas, tai yra, kai pažintys yra 10 ar net 100 milijonų žmonių internetinės pažintyse ir nauji dalyviai, nesuprasdami tos lavinos masto, jie galvoja, kad už kampo bus dar vienas, gal dar geresnis variantas, kai iš tikrųjų statistiškai prasukus tam tikrą profilių skaičių, tarkim 500 ar 1000, jau jisai turėjo tos tinkamiausius variantus po ranka, bet jis jos pražiūrėjo. Tomai, topikų netęsk, aš noriu vis dėlto, kad tu pakalbėtum apie pavojus. Vat, porą schemų paminėk biškį detaliau, ką daro žmonės, kad ant jų, paminėk nepasirauti, nes tai yra labai tokia pikantiška, įdomi tema, taip. Gali biškį pasidalinti su mūsų žiūrovais, ką tu matai, aš tada pasidalinsiu, gal ir Martynas žino kažkokius nuotykius, kas ten darosi ir kaip užtraukia tiek vyrus, tiek moteris ant tam tikrų schemų, kur galima nukentėti. Šiaip yra Afrikoje, vienoj, liktai Nigerijoje yra ištisa industrija pažinčių apgaulės, ištisi institutai prie to dirba, psichologai ir ten yra didžiuliai reikalai. Tai vienas mano draugas, kai susigaudė šitame, kad jisai pataikė būtent ant tokio atveju, jis netgi tiesiai paklausė, reiškia, tai pažiūrėkit į lauką ir pasakykit, koks oras pas jūs ten. Pas jūs dabar 24 laipsniai už lango ir panašiai. Tai tipinis apgaulės pradžia tai yra pernelyg geros fotografijos. Neįprastai geros fotografijos, arba jos padarytos vienodų stilium, arba padarytos nerodant veidų. Nė viena fotografija nėra veido. Fotografuota iš šono, iš nugaros, ten dengiant veidą mobilių telefonų ir taip toliau. Arba gali būti lygtai labai natūralus profilis, viskas tikroviška, bet bendravimas vyksta pernelyg sklandžiai ir pernelyg greitai. Arba prašo iš karto pereiti į WhatsAppą ir iš karto kalbėtis WhatsApp'e, be jokių įžangų, be jokių labas. Tai WhatsApp'as iš tikrųjų leidžia anonimizuoti pokalbį ir pasislėpti tam dalyviui. Ir yra kiti dalykai, ir jeigu tu pamatai iš karto kelis tokius požymius, iš karto aišku, kad tai yra apgaulė ir reikia labai įdėmiai iš karto uždavinėti labai sunkius klausimus ir prašyti iš karto video pokalbio, video chato ir tas žmogus iš karto atkrenta, atšoka, kai paprašai video pokalbio. Va, video pokalbis, Tomai, čia yra vienas momentas, taip, tada aš sekantį variantą pasakoju. Pas mane likščioliai Facebooką drauginasi kažkokios keistos mergaitės, kur matau, kad per vertimus ten kažkokie tai standartiniai labas, man sekasi gerai. Aš užduodu, ar nefeikant kitą, jis atrašo labas, man sekasi gerai. Stebi tokius dalykus, ar yra gramatika lietuviška, nes lietuviškos gramatikos nepraeina nigeriečiai. Taip. Ir arba nigerietės. Bet dažniausiai ten būna vyrai po labai gražių moterų nuotraukom. Net ir, ta prasme, prisistato lietuviam Facebook'e. Kai yra Facebook'o pažintis, aš pastebėjau tokį bairį, kai mane draugina kažkas, aš iš karto žiūriu nuotraukų skaičių. Jeigu tai yra 5 nuotraukos ir porą postų, arba bendriniai postai, aš užduodu klausimą, man jį neatsako, arba atsakinėja kažkaip labai taip keistai įdomiai. Aš, keistas jausmas yra, bendraujant, nesupranti, kaip kosmose jautiesi. Ir tada aš labai nemėgstu fake profilių drauginimo manęs, nes per juos paskui praeina visokios schemos. Ta prasme, ten paskolos, ten dar kažkas, žodžiu, reklamos, ten visokių kažkokių keistų saitų ir taip toliau.
tai pas mane yra labai švaru. Nes aš iš karto prasižiūriu, prasiskryninu ir metu tokius profilius lauk, baninu ir tada yra pas mane labai graži švara Facebook'e. Tai dabar, taip, kad pasidalinant iš praktikos, kokie dar bairiai vyksta. Vyrai arba moteris deda neteisingą amžių arba labai labai senas nuotraukas. 10 metų senumo. Toliau, kartais, pavyzdžiui, apkūnumas vyrų yra problema. Pavyzdžiui, jis nenori apkūnios moteris. Ir aš nieko prieš, ta prasme, kad apkūni moteris būtų traukiama tai tam tikrų vyrų ir kai kurių vyrų tai yra preferencija, viskas gerai, apkūni moteris. Bet dalį vyrų tai netinka. Ir kai apkūni moteris neparodo savo figūros, paskui jinai labai turi daug skausmo, kai vyras ją pamato, sustinka ir dingsta kažkodėl tai. Ir labai daug susidaužo apkūnių moterų širdis. Tai nereiškia, kad dar kartą, vėlgi, apkūni moteris reiškia, kad dalies vyrų preferencija nebus. Jūs, jeigu esate apkūni, arba esate apkūnus, arba vėlgi parodyti savo natūralų, kaip natūraliai atrodot. Ir taip dalis žmonių jūsų nepasirinks. Paprasčiausiai nepasirinks. Tai va, ir tada grįžtant prie tų apgaviščių schemų. Dar viena schema, kur Lietuvos sukčiai naudoja, tai yra labiau, aišku, ne interneto datinge, bet ir gali būti interneto datinge. Vyras sudaro įdomų įspūdį. Ir kadangi dalis moterų yra labai desperatiškos, vyras iš karto pradeda taip, labai toksai, greita iniciacija pažinties, jinai tokia labai greitai, gražiai važiuoja. Taip toliau, susitinka jie ir labai gražus laikas ir taip toliau. Paskui vyras supažindina su savo aplinka, nuveža į sodybą, parodo savo, čia planuoja statybas ir taip toliau. Ir paskui taip netikėtai, labai kažkaip, labai taip natūraliai, jisai sako, moteriai, klausyk, pagelbėk man. Ir paskui pareina pasiūlymas, paskolink man štukę eurų ir dar kažką tokio. Ir ta prasme, ir tada aš tau gražinsiu dar ir su procentais taip toliau, bet pradžioj vyrai sudaro labai gražų įspūdį, labai tokį, labai tvarkingo, garbingo vyro įspūdį. Istorijas, pavyzdžiai per aplinkui sudedami ir tada, žodžiu, ir jeigu vyras ypatingai, arba moteris paprašo piniginės paslaugos, sukluskit, nes tai yra, gali būti schema pinigų išvėliojimo. Baisesnė dar yra schema, kur žmonės metais bendrauja. Moteris atiduoda vyrui pinigus. Be nieko, taip. Kur tipo jie bendrą būtą perka, dar kažką. Ir išaiškėja, kad tai ir viskas, veltui. Tai va. Įdomiausias atvejis Lietuvoje, labai panašaus tokio atveju irgi buvo įdomiausias pavyzdys. Kai žmogus panašiai labai atrodintis į įžymų krepšininką, į Roką Jokubaitį, apsimetė juo, ir visai tenais moteris viliojo ir tiksliai nežinau visų detalių, bet gavosi taip, kad ir apgavo ten, žodžiu, keletą moterių. Maros, turime klausimą. Šarūnai, gal galėtum tada. Komentaras ir dabar kažkaip, Martynai, tu sustoji tavo vaizdas, tai palauk, mes pabandykim tave removint ir dar kartą įdėt. Pažiūrėsim, kas gausis. Taip, tikrai nemažai apkūnių ir neprisižiūrinčių vyrų nuo metų ir vyresnių tikras deficitas. Tomas yra teisus, jisai dažnai mini šitą problemą, kad kuo yra vyresnis amžius, labai nemažai susitinkama žmonių, vyrų ypatingai, kurie padegraduoja, nugyvena savo gyvenimą ir jie tampa juos nuprausus, atgaivinus, kad akis pradėtų degti nuo domėjimąsi, tai jie taptų labai gera žaliava, pažinčiai ir naujiem santykiam. Taip. Kažkaip pas mus, atsiprašau, labai Martynas nebetransliuoja vaizdo. Tai Martynai, o tu bent jau girdėsit? Girdėsit. Labą dieną, ar vis dar girdit, sakykit? Tik tai girdim, tai dabar video tavo sustojęs, tai turėk omeny. Oho. Tai Tomai, prašau, pasisakyk, prašau, šitą temą
Ir ką tokiu atveju reiktų daryti Lietuvoje? Tu turi omenyje šitą klausimą? Jo, tada pakomentuok į šitą komentarą ir mes važiuosim tolyn. Na, šiaip tai čia yra visam pasaulyje tokia problema, kad nuo tam tikro amžiaus vyrai tampa deficitų pažintyse dėl daugybės priežasčių, dėl to, kad ir sveikata jų sugenda, ir jie yra išgaudyti ir jau stabiliai gyvena šeimose, ten kiti karuose, kiti kalėjimuose, kiti ten vienatvėje, žodžiu, grubiai nuo kokių 35-40 metų jau vyrai darosi didžiulis deficitas pažinčių rinkoje, o moterų darosi perteklius, kai iš tikrųjų amžiaus grupėje maždaug nuo 20 iki kokių 30 vyrai yra perteklius, o moteris deficitas. Ir tik tam tikroje amžiaus grubiai nuo kokių 30 iki 35, plus minus jų yra vienodai. Tai čia yra viena iš pagrindinių problemų pažintyse. Ir kartu pati didžiausia problema pažintyse, kuri yra ekvivalentiškai ta pati problema ir santykiuose, aš konsultuoju dvi sritis, ir pažintis, ir santykius, tai yra vienas bendras vardiklis, kuris vadinamas suderinamumas. Tai čia yra labai mistinė, labai įdomi tema, tam, kad suderinti vyrą ir moterį, tam, kad jie vienas kitą atrastų, yra naudojama, aš turiu tam tikrą formulę, kurią naudoju, kurią patariu naudot. Joje yra tam tikra racionalioji dalis, tam tikras skaičiavimas, tam tikra tiesiog matematika. Ir pažinčių specialistai šitą labai pabrėžia, reiškia viena garsi amerikietė, kuri savo vyrą surado grinai matematikos pagalba, tą patvirtino. Bet yra antra komponentė, tai yra tokia nenuspėjama loterinė arba mistinė komponentė, kaip ten Martynas sako, nuo Dievo priklauso. Reikia šitos du elementus žiūrėti, nes kaip amerikiečių tyrimai rodo, tai laimingiausios yra tos poros, kuriuose yra daugiausia panašumų ir atvirkščiai, kuo daugiau skirtumų įvairiose kategorijose, tuo yra tai porai sunkiau sugyventi. Tai vat pažintystė yra, galima sakyti taip, yra techninė dalis, kurią galima išspręsti ir yra daug visokių patarimų, bet būtent suderinamumas yra pati didžiausia problema. Ir tai yra galvos skausmas ne tik pažinčių dalyviam, bet ir specialistam, kurie šitą temą daug metų užsiminėja. Reiškia, tas nenuspėjamumas, jis tai duoda ir žavesį, ir įdomumą, ir nuostabą, nes kiekvienas žmogus yra kitoks. Bet nežiūrint į tai, yra tam tikri tipiniai dalykai, tipiniai poreikiai, tipiniai klausimai, sakykime, du pagrindiniai klausimai, kuriuos kelia visi iš karto ir ne visai supranta, kad jie čia pataiko kaip pirštų į dangų. Tai yra amžiaus grupė, reiškia, kokioje amžiaus grupėje ieškoma, ar jaunesnė ir vyresnė, ir tas pats amžius. Ir antra problema tai yra atstumas, kokio atstumo nuo išeities taško, sakykime, žmogus nuo namų ieško, ar jis ieško tik tam pačiam mieste, ar toj pačioj šalyje, ar tam pačiam kontinente, ar globaliai. Tai jeigu šitie du punktai yra neteisingai pastatyti nuo pat pradžių, o visi kiti dalykai svarbus, tai žmogus ilgai vargs ir negalės surasti poros. Tai jis turi pirmą labai gerai pagalvoti, kokio amžiaus grupė ieško ir kokio atstumų ieško. Ir jeigu šitie dalykai yra teisingai nustatyti ir gerai apgalvoti, po to galima galvoti apie kitus dalykus. Ten išsilavinimas, ten pinigai, ten kažkokia tai kultūra, politika, religija ir dar kažkokie, jie yra po to. Pirmi dalykai yra būtent šitie baziniai ir čia žmonės daro didžiulės klaidas. Tai kitus dalykus galima susitvarkyti, ten tas, sakykime, kasdieninės šviežias problemas pažinčių galima suprasti, išsiaiškinti taisyklės, bet va čia yra visa mistika ir visas įdomumas, kaip rasti suderinamą žmogų. Tai yra kaip šieno kupeto ieškoti adatos, kažkur ten 8 milijardų žmonių, kažkur yra vienas ar 10 žmonių, kurie tau tinka, ir surastų jį dabar tenai. Tai va, tai čia visas iššūkis čia būtent šitam taške. Kitas iššūkis yra tame, kad žmonės nesupranta, ko jie ten ieško. Ir šitoje vietoje yra labai svarbu suprasti, nusistatyti ne tik, ko ieškai, bet ir ką tu čia darai pažintyse. Nes dalis vyrų mūsų, ypatingai, juk mes kreipiamės dabar į vyrišką auditoriją, mes norim ir ant eglutės užlipti ir neįsidurti.
Tai yra pakeliui, turint labai daug visokiausių flingų ten ir taip toliau, surasti savo gyvenimo moterį. Žinok, nepaisant to, kad tai yra labai graži teorija, bet jinai neveikia. Ir kiekvienam biznėje, veikloje ir taip toliau, svarbus momentas yra nusistatyti tikslą, kryptį, kur mes judam. Lygiai taip pat šitoje vietoje judėjimo kryptis yra vienas iš svarbesnių temų. Kur mes taikom? Ar mes taikom gerai praleisti laiką? Turėti tam tikrus nuotykius romantinius. Ir tai yra, tame nieko nėra blogo. Bet tada, reikia ir savo nemeluot, kur mes einam ir tada turėti, gražų laiką, paprasčiausiai. Taip? Kitas rytis, aišku, tokios dvi kryptis yra pagrindinės datingė. Turėti gražų laiką ir paprasčiausiai plėsti pažinčių ratą arba turėti nuotykius. Ir tame nieko nėra blogo. Kita tema, aš einu į ilgalaikio santykio paieškas. Bet tada, jeigu arba aš einu, ypatingai tai yra ne tik vyrams skirta, bet ir moteriam, kur moteris lygiai taip pat susimaišo. Ir mes, kai dirbam su moterim, mes kristalizuojam. Ir dažnai moteris sako, aš noriu ilgalaikės perspektyvos. Ir aš tada įrodau, kaip jinai pati savo prieštarauja, kaip jinai atsiduoda vienos nakties nuotykiai. Paskui verkia, kad atsidavė, nes išėjo vyras. Tai ta prasme, tada nemiegok su visais ir deklaruok tokią situaciją, kad aš myliuosi tik tai su vyru, su kuriuo aš esu ilgalaikėme santykyje, kur yra pasišventimas ir išskirtinumas deitinimo. Ar galima neišskirtiniam deitinime surasti porą? Tai yra, va taip einant, net po pirmos nakties pasimylėjimo galima, bet yra tam tikrų niuansų, kurie gali būti labai labai skausmingi. Todėl tai yra nepatartina, bet meistrai apie tai kalba, kad galima, netgi po vienos nakties nuotykio jisai nepabėgs. Bet dažniau pabėgs ir labiau skaudės. Jeigu jūs bandysit nueiti per greitai į pasimylėjimą su vyrais, pavyzdžiui, mielas moteris. Todėl tai yra labai individualu kalbėti apie taktikas, nes jeigu jums jisai skirtas, jisai nuo jūsų niekur nepabėgs. Kas įdomiausia. Bet yra toksai reiškinys, kaip vyras gauna pasimylėjimą ir jam pareina blogumo jausmas. Tai yra hormonų krytis, apie kurį kalba deitingo specialistai, ir todėl labai greitai ten lysti į santykį su vyru imtimu. Tai yra labai rizikinga dalis. Jeigu žinot, ką darot, eikit, bet jeigu išeis, skaudės. Martynai? Ką, klausimą kažkokį tai noriu užduoti. Ką tu manai apie tai? Gal turi kažką, arba Tomui duosim, nes matau, jisai jau kažką nori pasisakyti. Tai aš paprašiausiai... Duokim Tomui, jisai, manau, brandžiausiai gali pasisakyti ir mano šiaip baterija sėda jau, tai aš galiu atsijungti bet kurią sekundę. Tai mes ir neužilgo baigsim, nes jau 47 minutės, daugiau komentarų, klausimų neturim. Tiesa, dabar prieš pasisakant Tomui ir baigiant laidą, taip, tie, kuriam rūpi pažintis. Jeigu jūs neuždėsite laiko, lavo, nepadėkosit, jums pažintyse nebesiseks. Aš jūs prakeiksiu paprasčiausiai. Gerai, juokauju. Dabar taip. Prašau, pasidalinkit. Uždėkit laikus. Jeigu jums buvo gera klausytis ir kažką naudingo išgirdot arba kažko įdomaus, o kyla, kaip visada. Todėl mes ir toliau irgi matysim, kad jums aktualu, toliau tęsim šitas kalbas apie įvairias pažinčių temas, nes mes jau apie santykius Tomu jau prikalbėjęs esame tiek, kad jau mums jau yra jau gera darosi, o pažinčių tema yra, nepaisant to, kad jinai yra ganėtinai sudėtinga, bet jinai yra labai skani. Ir yra labai gera apie tai kalbėti, ir tai yra, fainas jausmas. Tai mes paskui apsitarsim 3 vyrai, ar mums patiko šitas formatas, žiūrėsim, ar jį tęsti ar ne. Todėl palaikinkit. Oi, kiek prigužėjo laiko. Ačiū jums visiems. Dabar jums pažintyse visiems seksis. Ir prakeikimas yra tik tai tau, kuris neuždėjai. Tu neuždėjai, tai tau bus prakeikimas. O visiems kitiem prakeikimą nuimu.
šita tema, kur tik kalbėjot apie intimumą pažintyse, šiaip jinai yra gana gerai išnagrinėta, bet daug kas kelia šitą klausimą taip gana stačiokiškai arba labai atvirkščiai drovisi ir nežino, ką daryti. Tai globali statistika yra tokia, kad pirmas intimumas, normalus, sveikas, teisingas intimumas pažintys yra po mėnesio laiko, ne anksčiau. Ir tik labai retais atvejais, jeigu tai vyksta ten, sakykime, per pirmas dienas, tai jau čia, tai iš to bus sėkmė. Daugumoje atveju, jeigu intimumas iš karto, tai baigėsi išsiskyrimu. Ir tai, ką patiria specialistai, jie sako, kad mažiausiai mėnesį uždavinėkit tam pretendentui pačius sunkiausius klausimus. Aiškinkitės viską iš visų pusių, be jokio skubėjimo, ir kai išsiaiškinsit, tada galit pradėti galvoti apie kažkokius ten prisilietimus ir taip toliau. Tai čia yra labai paprasti dalykai, čia nėra daugiau jokių gudrybių, tą pripažįsta praktiškai visas pasaulis, visos skirtingos visuomenės, kultūros ir taip toliau. Tai tiek. Tomai, Martynai, klausimas. O rankutėmis galima susiimti per pirmą pasimatymą? Ir bučkis į žandą galimas? Aš manau, kad labai nuo kultūros priklauso. Pavyzdžiui, kiek žinau ir kiek esu buvęs Prancūzijoje, tai netgi žmonės ten, sakykime, nelabai pažįstami ar ką, jie visą laiką netgi keletą kartų į žandukus pasibučiuoja, žodžiu, net ir tokiose draugiškose situacijose. Tai va, pavyzdžiui, kitas dalykas, irgi daug laiko tenka praleisti Ispanijoje ir ten yra, pavyzdžiui, tiek ispanų, tiek Pietų Europos ir Lotynų Amerikos kultūroje žmonės daug arčiau vienas kito stovi paprastai. Ir tenais kažkoks tai, sakykime, tas fizinis kontaktas, jie tokie šiltesni, sakykime. Jisai, yra, labai natūralus, sakykime, o mums šiauriečiams, aš vis tik tai lietuvius baltus priskiriu tokiems, šiauriečiams labiau. Tai ten, kontaktas toksai yra, sakykime, mažiau priimtinas kultūriškai. Tai irgi, sakyčiau, tą kultūrinį aspektą reikia labai suprasti, nes vienas iš tokių, sakykime, ir privalumų, ir galbūt trūkumų šiuolaikinių pažinčių, kad, virtualiai gali susipažinti su žmonėmis iš įvairių kultūrų. Tai suprasti, kas jiems yra normalu, o kas ne, čia, manau, yra ir menas, ir mokslas, ir patirties klausimas. Super. Tomai, paskutinis komentariukas dėl susilietimo. Aš pritariu Martynui, šiaip aišku, tradicinės visuomenės jos pataria susilaikyti nuo prisilietimų iki tam tikro momento, kol jau yra pakankamai aišku apie tą žmogų, nes prisilietimai labai greitai sukelia grandinę reakciją, pradeda klijuoti žmonės, klijuoti per anksti, kol jie dar vienas apie kitą per mažai žino. Tai jeigu jie susiklijuoja prisilietimais, tai po to, kai paaiškėja, kad tarp jų nėra suderinamumo tokio didelio, plataus, ilgalaikio, jiem būna labai sunku vienas nuo kito atsiklijuoti. Tai yra vadinama klijavimo efektas, kad jeigu tu neteisingai suklijuosi kažkokius du daiktus, po to atplėšti ir per naują klijuoti yra sunku. Tai aš irgi rekomenduoju susilaikyti, bet čia jau kiekvienos poros, kiekvieno žmogaus asmeninis reikalas. Gerai, ir mano dalis. Aš pasakysiu priešingą variantą Tomui. Lieskitės, klijuokitės, bet turėkite omeny, kad net ir klijavimasis per prisilietimus, jisai turės savo atsiklijavimo skausmą. Va šito vietoje aš su Tomu tobulai, mano manimu, tobulai Tomas pasisakė. Turėkite omeny, kad jeigu jūs neužmesginėsite to kūniško kontakto, jūs nekomunikuosite vienu iš kanalų. Nes mentalas, emocija, širdis, kūnas. Nes apie tai internetas sklando ta mistinė dalis. Friend zona, tai yra draugo zona arba draugės zona. Dažniausiai tai vyrai patenka mes tenais, nes neinicijuojam agendos tam tikros, kaip patinėlio agendos. Ir jeigu tą agendą praleisti, tas mentalus tik tai pokalbis, jisai pridaro ir žalos lygiai taip pat, nesiliečiant ir neinant į komunikaciją tais kanalais, kur kalbėjo Martynas, įvairiais kanalais komunikacija.
Ir tą komunikaciją reikia inicijuoti, išmokti, kaip tai daryti, nebijoti, imti už rankų. Aš atsimenu, anksčiau prieš 10 metų darydavau flirto seminarus ir tai dabar aš dirbu su santykių konsultavimu. Taip, pas man yra pora žmonių, kur konsultuojasi datingė, bet pagrindė tai yra visiškai ne tas rytis, bet žinokit, tai buvo taip linksma pasakoti žmonėm, kaip ten ką galima vyrui, kokią gudrybę padaryti, kaip paduodi ranką, kad galima ant delno paimti jas ranką ir taip toliau. Ir tai yra, mažytės technikytės, kur mes mokom individualiai netgi, ir tai sakau, yra kaifas mokyti žmonės pažinčių dalies, nes jinai yra labai lengva, jinai yra tokia, giedra, nepasiant to, kad kai kuriems šitą temą žiauriai sunkiai, ir ypatingai, kai žmogus ateina nieko nesuprantantis, pasidalinti su juom, tai yra, labai rimtas ir ilgas darbas, bet tai būna labai labai faina ir gera daryti, nes tai yra palyginus lengva tema, su kokiam problemom ateina poros, ir su kokiu skausmu, tas skausmas yra nepalyginamai mažesnis. Ir tai yra labai skanu dirbti. Taip kad dabar tada aš dėkoju visiems, kas pasidalino, kas palaikino. Dėkoju, kad žiūrėjot. Jeigu ką, parašykit kažkokius klausimus, mes pabandysim kitose laidose, jeigu mums bus gera toliau tai tokį formatą vest, kažką atsakysim. Ir toliau duosim labiau Martynui pasireikšti, paprovokuoti mūsų Tomu. Žiūrėsim, kas gausis. Taip, kad šiandieną tiek užteks. Ačiū visiems ir iki kitų kartų. Iki kitų kartų. Ačiū taip pat. Ačiū Martynai ir Šarūnė. Jo, ačiū vyrai ir ačiū, mėly žiūrovai. Iki. Iki.